Prašom, užeikit. Labas rytas, Alejandrai. Galim užeit? Kuo galiu padėti, ponė? Noriu padėkoti, kad grąžinai man laisvę ir gerą vardą. Nežinau, kaip atsidėkosiu, kad rizikavot savo gyvybę, norėdami įrodyti mano nekaltumą. Tik įvykdėm teisingumą. Padarėt kur kas daugiau. Žinau, kad tarp mūsų buvo problemų, Alejandro, bet manau atėjo laikas užkast karo kirvį ir susigrąžinti pasitikėjimą. Patikėkit, tik to ir noriu. Paspauskim rankas ir susitaikykim. Žinoma. Kodėl spaudi ranką tam vyrui? Ponas Valentė su šeima dėkoja už mano pagalbą. Negaliu patikėti, Alejandrai. Matau, susiradai gerą draugą. Tu nusigręžiai nuo šeimos. Dariau tai, kas teisinga. Apgailestauju, kad nesupranti. Išdavei šeimą ir motinos atminimą, bet aš nepamiršiu, ką padarė šita šeima. Labai atsiprašau už tetą. Ne, nereikia. Suprantu, kodėl Debora pyksta. Alejandrai, ar galim pasikalbėti vieni? Žinoma. Prašom čia. Atsiprašau. Alejandrai, aš tave palaikau. Ką darai? Kaip ironiška, mano sūnėnas gelbėja žmogų, pražudžiusi jo motiną. Bet karas nesibaigė. Debora, prašau. O tu atstok nuo mano sūnėno. Nestatyk jo į pavojų ir negriauk jo santykių su Lukrecija. Tai jūs nesikiškite į mūsų gyvenimą, ponė. Pažiūrėsim. Viktorija, dukra, prašau, atstok nuo Alejandro. Jei nori žinoti, šiąnakt mes buvom kartu.